noriu pasisveikinti, aš esu Ela Sakalauskienė, ilgalaikio makiažo meistrė. Ir aišku, tas prisistatymas dar vyks ir toliau. Tikrai turiu milžinišką patirtį dirbant su ilgalaikiu makiažu, su išėmėjais. Labai nuoširdžiai ruošiau šitą prezentaciją, todėl kad, įsivaizduokit, kai turi labai daug žinių, kartais, toks esi bejėgis, kaip sutilpti į tas 45 minutės. Bet aš noriu jums palinkėti šiandien turėti gerą laiką su šitą prezentaciją, nes, aš tikrai esu įsitikinusi, kad jūs rasite tai, ko ieškote, nes atėjote jau šiandien. Iš tikrųjų, 27 metai šitoje rinkoje duoda savo ir kai prieš 27 metus po mokymo Vokietijoje grįžau į Lietuvą ir atvežiau vieną iš pirmųjų permanentinio makiažo techniką, tai patikėkit manim, visi irgi žiūrėjo į šitą techniką, kaip po tokį keistą dalyką, man reikia to ar nereikia, o šiandien dienai pasižiūrėkime, kiek mes turime grožio meistrų, kurie atlieka šitas paslaugas. Tai kai prieš kelis metus aš jau taip tikrai viešai pradėjau skelbtis, kad aš atlieku ilgalaikio makiažo išėmimus, irgi buvo pradėta žiūrėti labai kreivai, bet šiandien dienai tikrai turiu labai daug klientų, nes patikėkit manim, yra tokia situacija. Yra visokiausių mokymų, yra iš tikrųjų meistrų, kurie dar netvirtai žengia šituo keliu ir, visko pasitaiko. Visko pasitaikė ir mano kelyje, ypač kai pradėdavau kažkokias naujas technikas, naujus pigmentus, naujas adatas, naujas mašinėlės, visko buvo. Ir norėdama savo pagelbėti, savo klientam ir visą laiką būti aktuali šitoje rinkoje, aš visą laiką stengdavausi pirmoji iššokti į kažkokį tai viliojantį dalyką. Ne į visus, aš tikrai, sakysim, ne į visas technikas, ne į visas sritis aš taip pasinešiau kaip į ilgalaikio makiažo šalinimą. Priežastis tai turbūt aiški. Jūs matote ir šitoj parodoj vaikščioja moteris, kurios neįtin pasipuošusios ilgalaikio makiažu. Ir sakysim, jeigu norime klientą išlaikyti po savo sparneliu daugybę metų, jūs visada turite pasiūlyti kažką naujo. Paskaitos programa yra labai tokia aktyvi. Jūs matysite ir sulyginsime lazerį, sulyginsime išėmėjus visus ir tą šeimą panagrinėsim išėmėjų. Bet esmė yra ta, kad aš norėčiau, kad jūs suprastumėte, ką jūs prarandate, jeigu neatliekate šitos procedūros. Ir startuokime nuo to, kad nesvarbu, kas bus atlikta ant veido, nesvarbu, kas bus ir kokia technika tai atlikta. Viską galima apskritai išvalyti. Ir šiandien dienai aš labai tvirtai stoviu ant savo abiejų kojų, nes tokia yra patirtis, žinokit, su visokiausiais išėmėjais. Aš viską bandžiau, kas ir labai buvo pakankamai pavojinga, agresyvu, viskas, kas yra rinkoje, viską aš labai atsargiai dariau. Ir šiandien dienai už tai turime labai pažangų metodą, kuris yra labai aukštai kotiruojamas įvairiose akademijose pasaulyje. Taigi, viską galima išimti, kas yra ant veido, kas yra ant kūno. Išduosiu mažytę paslaptį, tik vieną tokią. Nelabai mėgstu dirbti su dideliam tatu, nes darbas su didelė tatu reiškia visada, kad tu su savo klientu būsi apsiženęs 2-3 metam. Šitas tikrai yra, žinokit, man nepakeliama ir aš dirbu su mažom tatu, nes vis dėlto, kai pradedi, su didelė tatu dirbti, jūs matote, kiek ten visko yra. Ten yra linijinė, ten yra, sakysim, šešėlinė technika, ten yra įvairios spalvos. Viskas randasi skirtingose gyliuose. Plus tu turi visą laiką galvoti apie odos kokybę, nes tiek lazeriais, tiek, sakysim, nelazeriniu būdu dirbant ant odos, vienintelis dalykas, kas tikrai turi būti svarbu, ne vien tik rezultatas, bet ir odos kokybė sugijus. Taigi, ką praranda žmogus, kuris atlieka ilgalaikį makiažą, tačiau neatlieka išėmimo.
Jeigu jūs rinkoje daugiau negu 3 metai, jūs žinot, kad jūsų klientas visada ateina po metų kitų ir sako, na žinai, man gal norėtųsi pakeisti formą, pavyzdžiui, antakių, ar ne? Na gal man eyelineris po blefaroplastikos, chirurginės intervencijos yra pakitęs ir tas dizainas negražiai atrodo. Nu ką daryti, siunčiam pas lazerio specialistus, nes lazeris yra 30 metų rinkoje, o visi removeriai yra truputėlį jaunesni. Ir automatiškai, kas gaunasi, kad tiesiog tas klientas, tu man įterpiai pigmentą, bet tu nemoki išimti, o kiti tai gali jau daryti. Tai reiškia, tu kažkoks dar nesi visiškai transformavęsis į rinkos paklausą ir reiškia, tu gali prarasti tiesiog klientą. Na, sakykime taip. Yra kelias, aišku, visada perdaryti visus ilgalaikius makiažus. Tikrai jos nereikia išimti. Jeigu, pavyzdžiui, forma, pati motininė forma yra labai gera, mes praplatinti visada galime. Mes visada galim šešėliavimo techniką, bet yra tokių tatų variantų, kada iš tikrųjų labai ryškus antakiai, labai intensyvi forma, tokia pretenzinga forma, o atėjo laikai ramesni ir visi nori būti natūralesni. Na ką tu perdarysi iš to tikrai labai tokio ryškaus įvaizdžio. Tik tai vienintelis kelias yra išimti. Daugelis konferencijų irgi skelbia tikrai savo lektorius, kurie mokina perdenginėti senus permanentus. Ir aš pasakysiu, kad tai yra pati didžiausia klaida, nes kaip matote, visą laiką sugijus 2 kartų ar 3 kartų pigmentai, jie nedraugauja tarpusavį. Pirmiausia, tai yra toks paprastas dalykas. Yra inorganiniai, neorganiniai pigmentai ir organiniai pigmentai. Ir automatiškai, sakysim, naujos kartos pigmentai, jie turi daugiau organikos ir yra šiltesni. Kas gaunasi perdengus, matote patys, ar ne, 3 galai antakių, arba, sakysim, iš tikrųjų išėję iš kraštų visi pigmentai. Ir dar kas svarbiausia, oda, jinai turi limitą priimti pigmentui. Tu gali vieną padaryti procedūrą, antrą procedūrą ir įsivaizduokit, jūsų klientė 20 metų daro permanentinį makiažą, ar ne? Vis laik atsinaujina antakius, kas 2-3 metai, gerai, kas 5. Kas 7 metai su naujos kartos. Ir mes sluoksniuojam tą pigmentą ir sluoksniuojam. Didžiausia yra klaida įsivaizduoti, kad pigmentas jis visą laiką lygiai odoje yra. Deja, kai jisai yra odoje, jisai kaip akvarelė pasklinda per įvairius odos sluoksnius. Ir visos tos biopsijos visą tai įrodo. Ir esmė yra tada ta, kad jeigu mes ir norim perdengti, jeigu mes esam labai tokios krapštukės, labai nuoširdžiai viską perdengiam, pavyzdžiui, melsvus antakius oranžinė spalva, kaip mokomus konferencijose, kas gaunasi toliau? Pirmiausia, tai skirtinga evoliucija pigmento odoje ir atsiranda taip, kad tiesiog po kelių metų ta visa nauja spalva jinai kažkur išplaukia iš senų ribų, nes odoje nėra vietos tiek, kad priimti begalę sluoksnių pigmentų. Ir kažkuris, kuris yra labiau akvareliškesnis, reiškia, jisai dispersijuoja daugiau odoj ir automatiškai mes matom visas tas spalvas atskirai, niekados jungtyje. Toks yra dalykas, tokia jau yra, kaip sakoma, jau mūsų odos histologija ir jinai taip reaguoja į pigmentą. Kaip veikia lazeriai? Dabar kodėl vis dėlto atsirado ta alternatyva ne lazerinis išėmimas ir lazerinis išėmimas? Žinokit, vien tik tai dėl to, kad lazeris nėra visagalis, nežiūrint to, kokios kartos bus lazeris, ar jis bus labai, kaip sakoma, tikrai pažangus, su daugybė galimybių išimti daugybę spalvų. Deja, kai kurios spalvos, kaip geltona, chromas, ten, sakysim, žalsva, jos yra visiškai neišimamos. Galima ir 20 procedūrų atlikti, deja, jūs visą laiką matysite tą rezultatą. Aš mačiau net ir prašaudytas odas su skylėm. Stengiasi žmogus atlikti viską, kaip sakoma, ir vis tikėdamas ir žadėdamas klientui, kad štai jau po šitos procedūros tikrai pigmentas išsivalys. Jūs žinote, kad pigmentas susideda visą laiką iš kelių spalvų.
pačios smulkiausios dalelės, jos labai lengvai organizmo išvalomos, sugaudomos makrofagų ir, kaip sakoma, belieka stipriosios dalys. Tai va dėl to yra tokia situacija, kad kai lazeris pradeda dirbti, jisai daskaito iki tam tikros spalvos ir viskas. Daugiau daryk, ką tu nori. Dėl ko aš pasirinkau prioritetą išvalinėti ilgalaikį makiažą būtent šituo būdu, ne lazeriniu, bet jums yra atsakymas. Dalis pigmento nusėda limfmazgiuose. Ir yra tikrai daug mokslinių darbų, kad visi tie metalai, kurie yra pigmentuose, jie atrandami limfmazgiuose. Ir aišku, yra tam tikros, sakysim, šalutinis poveikiai tokie su lazeriu dirbant, kad tiesiog yra ir kartais audinių nudeginimas, randėjimo sukėlimas. Dažniausiai būna tose vietose, kur yra linijinė technika. Ir tarkim, nuotrauka kaip ir gerai padaryta, prieini arčiau ir matai patologinius odos pakitimus. Čia yra tikrai tam tikrų niuansų. Aš visada sakau, neužtenka turėti gerą lazerį, reikia būti gerų specialistų ir visada besąlygiškai turėti prieš tai gerus mokymus. Na ir sakau, šalutinis tas poveikis, tai yra metalų kaupimas odoje. Ir pasižiūrėkim, kaip atrodo tie limfmazgiai, kurie, sakysim, pastaturuotus labai žmonės. Taip jie pilni visko yra. Aš labai trumpai paaiškinsiu tą mechanizmą. Tatuiruojantis, aišku, įvyksta makrofagocitozė. Mūsų gynybinė sistema, makrofagai, jie bando visaip eliminuoti svetimkūnį iš organizmo. Aišku, mes dalį išprakaituojame to pigmento, dalis išeina su šlapimu, bet dalis vis dėlto kaupiasi mūsų organizmo sistemoje per limfmazgius. Ir jūs tikrai surasite, beieškodamos, aišku, anglų kalba, literatūros ir moksliniai tyrimai yra atlikti, kad tie žmonės, kurie turi tikrai didelės tatuiruotės, spalvotas tatuiruotės, dėja, jie tikrai visi kaupia savyje tą dalyką. Yra studijų, kurios patvirtina, kad kažkiek tai ir iššaukia ir vėžį su laiku, bet mūsų tema ne apie tai. Apie holistinį mąstymą mūsų tema, nes visi, sakysim, nelazeriniai būdai, jie ką daro, jie ekstrahuoja pigmentą į paviršių. Ir aš esu šalininkė visada dirbti saugiai ir sveikai. Removerio klasifikacijos tos pačios pačiausios, kurios žymiausios, tai yra druskų išėmėjai, druskų pagrindų, išėmėjai rūgščių pagrindų ir šarminiai išėmėjai. Jie visi turi savo mechanizmus, aišku, ir tikrai, kaip ir minėjau, vienintelis jungiantis šitos visus išėmėjus dalykas yra tai, kad mes visą laiką ekstrahuojam į paviršių tą pigmentą. Ir dėl to būna šašiukas, šiek tiek storesnis negu ilgalaikio makiažo metu, bet tuo pačiu mes atsikratom to, ką jau vadiname tokiam kaip ir šiukšliam organizme. Mes jau pripažįstam, tas pigmentas atitarnavo, nieko mes gražaus nebepadarysime, tai vienintelis kelias yra geriausia tokiu būdu atsikratyti. Kaip veikia išėmėjai? Tai druskiniu pagrindu, aišku, apie pigmentą susiformuoja tokios vandeninės pūslės. Ir aišku, visas tas pigmentas su to visų turiniu stumiamas į paviršių. Šito metodo privalumas yra galbūt tas, kad kažkokio cheminio nudeginimo čia jau nesukelsi. Bet jeigu nori išvalyti pigmentą, tai natūralu, kad tau reikės 10 ir daugiau procedūrų. Na ir aš nežinau, ar klientas bus labai patenkintas, nes jeigu jau galvoje yra ta mintis, kad aš noriu atsikratyti savo seno įvaizdžio, natūralu, jis norės kuo greičiau atsikratyti. Tai dėl to yra rūgštiniai ir šarminiai išėmėjai, kurie iš tikrųjų labai puikiai veikia. Vienintelis dalykas yra išmokti su jais dirbti. Ir tikrai įmanoma. Aš stoviu prieš jūs, aš važinėju su mokymais, visiems yra labai aktualūs tikrai šitie mokymai ir jeigu galiu aš, jūs galite irgi taip pat. Tai šiek tiek dabar apie irgi šalutinį poveikį. Kaip mato, tiek su lazeriu,
tiek su šitais išėmėjais galima odą nudeginti. Aš turiu omeny šarminius ir rūgštinius išėmėjus. Jeigu jūs pradėsit procedūrą ir miegosite, tiesiog ilgai darysite. Čia, žinokit, veiksmas vyksta labai greitai. Tu turi būti aktyvus, tu daug neplepėk su klientu, dirbk savo darbą. Valandos bėgyje tai yra tikrai labai trumpos procedūros, patikėkit manim, mano rekordas per dieną buvo 13 procedūrų ir aš puikiai susitvarkiau su visais. Valandos net nereikia, žinokit, šitai procedūrai. Greitai viskas neutralizavai, neutralizatorius turi būti, žinokit, ir viskas. Tavo klientas eina gydyti ir ateina vėl po 4 savaičių. Na, apie odos sužalojimų netinkamai naudojant adatas. Nu, patikėkit manim, kiek microbladingų yra sužalotų audinių. Viskas priklauso, ką jūs išdarinėjat su ta adata. Visada adata ir jūs tai esate, pavojingas asmuo savo klientui, jeigu iš tikrųjų nejaučiate, kad jeigu dirbate ant sausos atrofinės odos, reikia dirbti vienaip, o ant riebios, kaip aš sakau, drūtos odos, aišku, mes dirbame visiškai kitaip. Ir dėl to rezultatai yra galbūt tiem pradiniokam, kuriem ir paruošta yra abėcėlė, kaip vis dėlto pradėti dirbti nesukeliant jokių patologinių pakitimų odoje. Produkto pH svarba. Žinokit, tai yra tokia įdomi tema ir tai yra taip paprasta sužinoti, kokio pH yra jūsų produktas. Tuo pačiu senukuose, tuo pačiu galite nusipirkti kitose parduotuvėse lakmuso tokius popierėlius, 15 sekundžių ir jums parodys, kokia yra pH jūsų produkto. Kas yra pH1? pH1 tai yra rūgštinė terpė, labai stipri terpė, kuri gali, iš tikrųjų, aš esu dirbus su tais produktais, aš juos bandžiau, man labai buvo įdomu. Žinokit, čia labai greitai prasiskverbia į odą, turi žaibiškai atlikti procedūrą, ar tai neįmanoma dirbti? Įmanoma, bet tu turi turėti labai didelę patirtį. Eikim kardinaliai į kitą pusę. Šarmingumas 14 pH, tai jau čia yra, žinot kas, maždaug kurmis, kurį naudojama atkimšti kanalizacijai. Ir tai yra iš tikrųjų labai stiprus produktai. Aš iki šiol dirbu ir viskas yra puikiai. Tik tu turi suvaldyti cheminę reakciją. Ir, kaip sakoma, visą laiką, nemiegoti. Tiesiog sekti odos būklę. Bet kad valo pigmentą, tai, nerealiai. Aš neminėsiu tenai, sakysim, dabar ne tas tikslas, kokios yra kompanijos, kurios gamina tokius produktus. Jie irgi reikalauja, kad tu išeitum mokymus ir tik tada tu gali naudoti šitos produktus. Laikas jums pristatyti M-Removal. M-Removal yra sukurtas metodas tikrai ne vakar ir ne per dieną. Tai yra sudėta absoliučiai visa mano patirtis ir, sakysim, Skin Monarch akademijos intelektualios bazės tai produktas, kuris yra pagamintas Lietuvos laboratorijose, užregistruotas Europos Sąjungoje ir tai yra tikrai mūsų pasididžiavimas, nes jo paklausa yra pasaulyje dabar milžiniška. Aš vėl pradedu naują turą važinėti su šitais mokymais. Dėl ko dabar yra tas respektas šitam produktui? Pirmiausia, tai kaip matote, bet kurią spalvą šalina, absoliučiai bet kurią raudoną, žalią, mes visokių tų antakių matom, ar ne? Mes matom taipogi situaciją, kad dabar yra labai didelė mada atlikti tatuiruotės su titano dioksidu, titano baltalu, ar ne? Tai yra labai gražu, labai subtilu, bet nedaug dieve, jeigu reikia išvalyti, patikėkit, joks lazeris neima. Lazeris titano baltalo neskaito, vyksta labai keistos metamorfozės, kada ta vieta, kur buvo labai graži tatuiruotė arba ten, sakysim, atliktas piešinys, jis tiesiog papilkėja ir labai taip nevienodai papilkėja, nemaloniai. Jeigu lūpose yra titano dioksido, dažniausiai jo yra, tai automatiškai iš lūpų pink kažkokios spalvos arba nudės spalvos, lūpos pasidaro tamsiai pilkos ir labai yra nemalonu klientui. Ir tie visi lazeristai visą tai žino ir siunčia tada pas žmonės, kurie atlieka nelazerinį išėmimą.
Aš dar noriu Jums paminėti tokį dalyką, kad pavyzdžiui, Jūs turite įsivaizduoti, dėl ko yra aktualus nelazerinis išėmimas. Su lazeriu prie akių dirbti. Nu, Jūs bandote įsivaizduoti tą jausmą. Tik ir viskas, kaip sakoma, šviesos impulsas, skausmas. Aišku, čia suveikia visą laiką savisaugos instinktas. Nu, klientui tai yra labai nemalonu, neminėsiu žodžio žiauru, bet tai yra labai nemalonu. Tai yra tiesiog ta praktika tokia jau nebe praktikuojama. Siunčiama vėlgi pas nelazerinį šėmėją. Nu, žmogų, kuris dirba būtent su tokia technika. Gerai, važiuojam toliau, pasižiūrėkim filmuką, kaip tai atliekama. Pirmiausia, tai dirbama epidermio. Tas šlapumas, kurį Jūs matote, tai yra produktas, bet kas vyksta? Labai staigiai išsiskiria pigmentas. Kaip aš minėjau, produktas patekęs į pigmento sluoksnį, jis visą laiką ką padaro? Jis suardo pigmentą. Su adata mes padarom mikrokanalėlius ir per tuos kanalėlius išeina viskas į paviršių. Nu, procedūra yra labai trumpa. Maksimumas pigmento ir kai parodai kartais klientui, tu matai, nu, va tos visus, sakysim, vatos diskelius purvinus, pilnus pigmento, kai parodai, sakau, aš visą laiką turiu labai gerą pavyzdį. Įsivaizduokim akvarelės lašą, kuris patenka į vandenį, ar ne? Automatiškai ta vieta, tas lašas, jisai prasiskiedžia. Be galo prasiskiedžia. Ir kai mes įsivaizduojam, kad mes to juodai, nu, šiek tiek to pigmento turim, tai yra visiška netiesa, mes turim to pigmento labai daug ir jį vis praskiedžiam su kiekviena procedūra. Klausimas, aišku, turbūt kiekvienam kirba, nu tai kiek tų procedūrų reikia, kad išimti kažkokį tai pigmentą, ar ne? Jeigu tai yra labai juodi antakiai, tai turbūt reikės 4-5 procedūrų. Jeigu tai yra normalūs, nu, tokie peršviečiami šešėliuoti antakiai, tai 1-2 procedūros. Jeigu klientė turi labai daugiasluoksnį permanentinį makiažą, taip, tai reikės apie 4 procedūras. Nu ir ką, o Jūs įsivaizduojate, kiek su lazeriu būna procedūrų. Daeina iki žalios ar raudonos spalvos, nelabai kas moka tą raudoną išimti spalvą ir viskas, ir rezultatai valymo sustoja. Ir tada vėl klientas siunčiamas kažkur kitur, kaip tai daro lazerio klinikos ir siunčia pas mane. Aš taip norėčiau pasidalinti tą klientų srautą su Jumis, patikėkit manim, nes aš irgi labai mėgstu daryti ilgalaikį makiažą. Tai dėl to šita mūsų specialybė yra labai unikali ir tikrai yra, ačiū Dievui, jau Lietuvoje mano mokinių dirbančių labai sėkmingai. Taigi, tai yra itin greita procedūra, kas yra labai smagu. Tai, kad, pavyzdžiui, labai šviežią permanentą galima išvalyti, nu, praktiškai, jeigu jis padarytas ir tą pačią dieną. Nereikia laukti nieko sugyjant. Dėl ko nereikia laukti sugyjant? Jeigu įvyksta jau organizme makrofagocitozė, jau, kaip sakoma, pigmentas priimtas į kūną, jis jau pradeda apaugti tam tikrą fibrozę. Visos tos pigmento dalelytės, jos kapsuliuojamos į proteininį tokį apvalkalą ir labą dieną. Viskas, jos įsitvirtina odos struktūroje ir kai jau nori išvalyti, jau reikia daugiau, jau po savaitės jau reikia 1-2 procedūrų. Kuo šviežesnis permanentas, tuo greičiau galima išvalyti per vieną procedūrą. Kadangi mane jau daug kas žino, tai aš dažnai sulaukiu tokių skambučių ir atsiunčia nuotraukas, gelbėkit, mano antakiai va taip ir taip atrodo. Aš labai įdėmiai pasižiūriu, nes kartais klientas supanikuoja elementariai dėl tos spalvos, kad jinai labai yra ryški, nu ir ten, sakysim, plati ta forma. Bet jeigu tai yra atliktas šešėliavimas, mes visi žinom, kad praeis ta savaitėlė, nukris pigmento perteklius ir bus atliktas tas gražus darbas, kuris, nu, tiesiog taip ir turi būti. Tokia yra eiga gydymo. Bet jeigu aš matau, kad yra kerėpliškai padaryta kažkas, tai, nu, tikrai yra, nu, matai pagal formą, pagal viską, kad jau žmogus yra subjaurotas, aš tikrai skubu į pagalbą ir išimu kartais dalį, o kartais apskritai visus antakius, jeigu matau, kad jie tenai vidury kaktos ar tiesiog neatitinka absoliučiai jokių proporcijų grožio. Tai visa tai įmanoma, tikrai.
Esu turėjus net labai keistą tokią atvejį, jūs pamatysite Removal Instagrame, jeigu pereisite visas foto. Labai gražiai lūpos padarytos buvo, labai natūraliai, nu tikrai fantastiškai. Aš vis dar sakiau, nu tu palauk, nu dar ten kitas meistras tikrai labai gražiai padarė, sakau, nu palauk, sugis dar savaitę, viskas svarkoje, pažiūrės, ne, vis tiek ateina žmogus po savaitės ir sako, nu aš negaliu su permanentu gyventi ir viskas, nu ir ką. Ir suprantat, kad kažkoks buvo vaibas negeras ar procedūros metu, ar galbūt antroji pusė kažkokį pasakė komentarą ir žmogus su tuo negali susitaikyti. Tai va tas toksai greitosios pagalbos momentas egzistuoja ir mano darbe ir tai yra per vieną procedūrą pašalinama. Ir kai sudedi tas nuotraukas, kaip jinai atrodo natūraliai ir su tuo natūraliu lūpų permanentu, nu ir galvoju, nu Dieve, nu tikrai buvo gražu, bet ką padarysi? Žmogus nesusitaiko su tokiu dalyku. Taigi, apie akių sritį turbūt sakysit, oh my gosh, čiagi yra rūgštys, čia yra šarmai, ar čia yra įmanoma iš viso dirbti saugiai? Tikrai taip. Čia buvo su manim toks atvejis prieš 10 metų maždaug, kai aš pradėjau savo pirmus darbus kelti į socialinę erdvę, į tarptautinius forumus. Patikėkit manim, kiek aš gavau velnių iš savo kolegų, kurios to nedarė. Jie sako, nu čia dabar su tokiais išėmėjais dirba, agresyviais. Taigi čia, nežinau, čia yra be galo pavojinga. Nu žinokit, aš tada taip įkvėpdavau tik tai oro po kiekvieno komentaro ir rašydavau, taip, kaip tu nežinai, kaip tu atlikti šitą procedūrą, be abejo yra labai pavojinga, bet iš tikrųjų aš kaip riešutus dabar gliaudau visus po blefaroplastikos, visus ištampytus permanentus labai sėkmingai ir labai greitai, per 1-2 procedūras galima senį permanentą 20 metų senumo iškrapštyti ir tai yra fantastika, kai tavo rankose yra tokios galimybės. Tai visa šitą mes mokomės per mokymus, kad atlikti šitą procedūrą labai saugiai ir labai patraukliai ir tas gyjimas yra pakankamai greitas. Bet kas įdomiausia iš tikrųjų, kad pastoviai tas šašiukas kokias 5 dienas ir pradeda byrėti visi tie sluoksniai, kartais ten tos titano kamufliažo sluoksniai, kur užmaskuoti antakiai būna, pavyzdžiui, labai tamsus antakiai ir staiga sugalvota, kad juos reikia, odos spalvos pigmentų užmaskuoti. Buvo tokia mada prieš 10-15 metų ir kaip žinia, titano dioksidas tai yra, tiesiog nusikaltimas odai ir tai yra žiauru, žinokit, ką jisai padaro. Pirmiausia, tai yra toks stambamolekulinis darinys. Įsivaizduokime visas šitas sienas, ar ne? Tai automatiškai tos sienos dažytos jos turi irgi titano baltalo ir jos tada ką padaro? Tiesiog tokią plėvelę, kuri įauga į audinius ir ten dingsta visos su laiku per evoliuciją odos spalvos. Belieka tik titano baltalas, kuris jisai baltas arba geltonas. Ir va tą plėvę žmogus nešiojasi daugybę metų. Yra technikų lūpom, kur nudės spalva, tai ten yra absoliučiai koncentratas titano baltalo. Visos tos spalvos dingsta ir moteris vaikšto su baltom lūpom. Ir pabandykit jūs ką nors įterpti naują permanentą, ypač senos kartos tie titano baltalai, tai praktiškai neįmanoma, žinokit. Tai ką darom? Imame microneedling adatą, tokią stambę, ir nušveičiam visą paviršių ir tas išsidingsta tas titano dioksidas, aš jums paskiau parodysiu, bus tokia skaidrė, labai iliustratyvi ir viskas, mes vėl turim sveiką, normalų audinį. Dar buvo titano baltalu maskuojama migracijos aplink akis, kada įvyksta avarija klientui, išsilieja pigmentas į kraujo indus ir tada labą dieną vėl. Visam gyvenimui žmogus pasmerktas vaikščioti su tokia kaip išplaukusiu makiažu. Žiauriai negražu, labai baisu ir žodžiu, tai yra tam tikros nelaimės, kurios nutinka meistram. Antakių išėmimas. Galima rausvus antakius išimti, galima išimti ir labai juodus pilkus, galima iki 0, jeigu labai užsispyręs bus jūsų klientas, jeigu nenorės tenai kažkokio tai
makiažo. Aišku, ta, kuri išsiėmė iki nulio, tai aišku, jinai po to vėl darėsi šešėliavimą, čia yra visiškai normalu. Bet pavyzdžiui, šitai moteriškė užteko išimti tą baisų plaukelinį metodą ir liko kažkoks šešėliukas ir aš, pavyzdžiui, neišiminėjau visiškai iki nulio, jeigu aš žinau, kad aš turiu koncepciją atnaujinti permanentą ir tai bus, kaip sakoma, šešėliavimo technika, kodėlgi ne, kai kas gali ir likti odoje. Kaip pavyzdžiui, šitai moteriai gali kažkoks šešėliukas likti. Kam tą odą vėl, kaip sakoma, pasmerkti kitom procedūrom. Sekantis dalykas, vėlgi, kaip minėjau, yra eyelineriai ir migracijos išėmimą. Pas mane ateina klientės, kurios, pavyzdžiui, ruošiasi vokų pakėlimui, blefaroplastikai ir jos jau iš karto tiesiog, prašo išimti tą eyelinerį, nes jau jos pasiryžę ir žino, kad viskas išsitampys, todėl mes labai sėkmingai tai atliekame ir prieš vokų pakėlimo operaciją, ir po operacijos. Vat kaip matot, yra po vienos procedūros nuotraukai, dar kažkokie šešėliukai matosi, ar ne. Kai kam jau ir to užtenka, bet, migracija tai yra pats žiauriausias dalykas, kas gali nutikti iš tikrųjų patiem meistram. Kada netinkamai naudojama technika, kada yra per grubiai atliekamas, tikrai esu išgelbėjus keletą moterų nuo depresijos, nes įsivaizduokit, atsikeli iš ryto ir kiekvieną kartą reikia viską maskuotis, ateina vasara, tu dirbi kažkokius darbus, prakaituoji ir vėl viskas lenda. Tu visą laiką kaip apsimakalavęs kažkokio netinkamai dekoratyviniu makiažu. Na ir lūpos. Lūpos, tai pradžiai man tai šiek tiek buvo baisu ant jų dirbti, pasakysiu dėl ko, tai yra visiškai atskira kategorija nuo pačių audinių, tai yra labai trapūs audiniai ir tas, sakysim, vermilion border, kur yra baigėsi lūpo anatominė zona ir prasideda oda, ten ir prasideda visos vingrybės. Tiek, kas daro permanentą, tiek, kas išiminėja. Turi būti labai atsargus, nes tai dvi skirtingos absoliučiai struktūros. Ir dėl to, čia yra tas titano dioksido išėmimas, čia yra geležies oksido išėmimas. Gali detalės išimti, gali tenai grubiai atliktą darbą sutvarkyti ir po to vėl praeitin, pavyzdžiui, čia spalva tikrai buvo tokia sintetinė, nepatinkanti. Žodžių, galimybių yra labai daug. Arba buvo per daug aukštai iškeltas ar ne permanentas. Ten, kur mato, ten herpesas, ten šašiukas paliktas dėl autentikos, kad matytumėt, kaip atrodo kartais, tiesiog bebaigiantis gyti pats audinys. Tai dėl ko aš bijoju? Dėl to, kad tai yra labai pažeidžiamas audinys. Ir aš čia dirbu ekstremaliai trumpai, čia būna tik tai 2 praėjimai ir viskas, nes visa kita padaro produktas. Jis atpažįsta pigmentą odoje, jisai jį suardo ir išstumia į paviršių. Jums nieko praktiškai nereikia daryti. Didžiausia klaida pradiniokų yra ta, kad jie paprasčiausiai ima ir galva, jeigu pigmentas yra įvestas kaip tatu ir jisai, tokiam gyliai, kur su adata buvo pasiekta, tai aš vadinasi irgi galiu. Nepamirškime, mes dirbam su cheminiais pilingais. Tai yra cheminių pilingų kategorija. Ir dėl to mes neturim teisės su jais eiti giliai. Pats produktas yra toks, taip jau, kaip sakoma, užkoduotas, kad jisai ir padarys tą visą darbą. Jūsų savo adata tiesiog dirba tik epidermio sluoksnyje. Žiūriu laiką, kad ne, labai gerai, mes viską spėsim. Tatų šalinimas. Kaip minėjau, aš dirbu su mažom tatu, nes iš tikrųjų ateina jau ir po lazerio procedūrų ir dažniausiai, jeigu tai yra ant veido tatu atlikta, tai patikėkit manim, ten jau yra ir įstumtas giliau pigmentas. Jį tiesiog turi išprašinėti su kiekviena procedūra. Ir tarkim, kas yra įdomiausia, pavyzdžiui, areolės, matot, ant randos, koks grožis buvo sukurtas. Įdomiausia yra tai, kad ir šviežią tatų galima labai puikiai išimti. Pavyzdžiui, galite dabar pažiūrėti, kaip gyja. Viskas, kas gyja ant kūno, gyja ilgiau. Čia diena surašyto, žinokit. Bet už tai galima išimti šviežią tatų per vieną kartą, absoliučiai. Viskas, kaip sakoma, nupliskanoja ir viskas. Aleliuja.
turim vėl švarų audinį. Bet jeigu tai bus 20 metų senumo arba spalvota tatų, taip jau reikės daugiau įdirbio. Čia yra toks vienas trumpas video, kur dirbu tikrai ant labai didelio, bet kokia misija yra šitos procedūros - nušviesinti, kad būtų ant viršaus atlikta nauja tatų su visai kitokiais piešinio, dizaino elementais. Ir tai yra atliekama su microneedling adata didelė, kur tikrai, atrodo kaip mechaniškai nušveistum paviršių. Bet šašiukas būna labai plonytis ir labai stipriai pašviesėja. Kartais tikrai užtenka vienos tos procedūros, kad galėtų būti sukurta nauja kokybė. Apie mokymus. Labai trumpai, tai iš tikrųjų tai yra labai išsamūs mokymai, kurie yra sukurti visiems, net ir be pradedantiesiam, tikrai nereikia nieko bijoti. Medicinis išsilavinimas čia nebūtinas, bet aš esu paruošus viską absoliučiai, kad galima būtų dirbti saugiai. Mes pradedam dirbti iš pradžių ant lentelių, išmokstam judesį. Va taip atrodo, paimi adatą ir baksnuoji tą odą. Žinokit, aš to jums parodysiu, kaip tai atrodo. Tai yra daroma ir atliekama su tam tikra vibracija. Paliečiam odos paviršių ir nešokinėjam visiškai. Mes visą laiką esame odoje. Yra tokie virpesiai. Ir aš labai mėgstu manualinę techniką, tai yra ne mašinėlė atliekama technika, nes aš labiau jaučiu odos paviršių. Žodžiu, suvirpini ir padarai mikrokanalėlius odoje. Ir ten jau vyksta procesas. Ir lėtai slenki į priekį. Ir nereikia chaotiškai lakstyti po tą odą. Nieko čia nenuveiksite. Jūs tik tai turite labai gerai išbaksnuoti tą vietą, tą dizainą, kur jūs norite kažką išvalyti. Štai kaip atrodo mūsų mokymai, nebijokit, yra lietuvių kalba, yra arabų kalba, vokiečių kalba, ispanų kalba, kokią norit kalbą tai rinksitės. Tai yra 22 temos apie viską, apie Fitzpatrick skin types, odos tipus, apie atlikimo technikas ir viskas smulkmeniškai su video yra nurodyta, kaip reikėtų dirbti. Tai va, jeigu jūs kartais galvojate apie tai, tai iš tikrųjų šitie mokymai yra jum. Nes bėda visų mokymų yra tokia. Live mokymai, gyvi mokymai, ar ne? Išeina žmogus ir pradeda dirbti. Klausimų begalė, tenai visokių situacijų begalė. Ir viskas, jis paliktas vienas su savo nelaimėm, su savo baimėm ir ką daryti toliau? Gerai, mentorius gali pasakyti, bet čia yra viskas nufilmuota, labai daug video, kur tikrai jūs galite visada prieš darydamas procedūrą pasitikrinti savo žinias, pamatyti, kaip tai atliekama ir be jokios baimės jau dirbti su klientu. Trumpas introduction. Gal. Hello, I'm Ela Sakalauskienė, PMU and Tattoo Master from Lithuania, author of PMU and Tattoo Removal Methods. I have visited close to 70 countries with my teachings. More than 2,000 students from all over the world have participated in my trainings. The M removal method is a continuously evolving area that draws upon the experience of state-of-the-art research findings in the field of the factors that impacts of the tattoo removal process. The success of the M removal method has its reasons. It is not an isolated system that targets certain Fitzpatrick skin types with the help of one particular product, tool, or the same needle. On the contrary, it is a powerful range of measures and strategies that encourages a student to act responsibly, mindfully, and creatively. Why should you choose M removal? Because it enables to preserve healthy skin. Because this procedure allows to achieve maximum tattoo removal results. As we know, skin remembers everything.
including all procedures performed by every specialist using any technique. All procedures that involve a needle are considered an intervention. The M removal method will teach you to break free from complications. M removal will become your guide in delivery of other beauty treatments. It is a holistic view of skin and outcomes of procedures. Thank you for watching this video. I hope it will help you to discover non-laser removal world. Tai va, aš trumpai, turbūt nieko tokio, kad čia buvo anglų kalba, nes po savaitės aš jau būsiu New York'e, turėsiu mokymus tenai ir galiu tik tiek pasakyti, esu čia. Naudokitės progą, kad galite išmokti labai unikalią procedūrą, jinai tikrai visiems reikalinga ir aišku, labai lauksiu jūsų mokymuose, nes patikėkit, Lietuvoje yra situacija kaip ir visur, visko yra ir labai gražių permanentų ir neįtin. Taigi noriu labai padėkoti už jūsų laiką, už viską, tiesiog galite nusiskanuoti šitą QR kodą. Na ir mes jums atsiųsim dar daugiau informacijos, jeigu ruošitės ar mokytis, ar tiesiog atlikti šitą procedūrą. Tai viskas yra čia sudėta. Na ir būkite followeriai, ta prasme sekėjai mūsų socialinių tinklų, kadangi ten yra visa informacija. Aš keliu labai daug visokiausių postų apie šitas procedūras, apie tai, ką galima pasiekti su M removal. Ačiū jums labai, ačiū už dalyvavimą.